Sveiki, šį kartą apie programavimą. Labai svarbus video apie mūsų vytį. Nupirkau štai tokius rėmelius ir galvoju, įdėsiu nuotraukas. Aš kaip pradininkė viso to ir į kitą Jevgenijus. Ir galvoju, įdėsiu. Bet va štai taip yra vaizduojami šventųjų paveikslai. Tarp kitko, aš jau ir buvau įdėjusi, bet galvoju, ne. Aukščiausiasis sako, ne. Jūs ne šventieji, mes ir vienas ir kitas suklydome. Tai dabar turėsime savo klaidas ištaisyti abu. Ir būtent tokiu būdu, į tokius deda šventųjų žmonių. Ką tai reiškia? Nušvitusių. Bet nušvitimą visą gyvenimą išlaikyti yra labai sudėtinga, nes vis tiek duodamos programos, kritikos vėl ir vėl užsidaro šitą makaulę. Ką noriu pasakyti dabar apie... Ir tada to žmogaus energija nusileidžia žemiau ir vėl tas pats atspindys, tai palaikyti tą švarą savo sielos yra gan sudėtinga. Bet įmanoma. Aš tai darau ir aš viską padarysiu, kad išlikčiau tokia iki pat išėjimo visus tuos likusius 2 mėnesius. Tai va, tai štai taip. Tai ką aš pamačiau vytyje, man aukščiausiasis pasakė. Vytis yra tie šventieji tik apverstas. Pasižiūrėkit, koks mūsų ženklas. Įdėta taip, kad tie šventieji ir dar su kardu, kad kariautume. Bet mes neturime kariauti. Mes privalome būti tokie stiprus, pasakiau žodį ir nukirsta. Mes turime tapti tokiais, pasakiau žodį ir viskas, kaip kirvis. Tai mes, kai reikia kovoti, reikia apsiginti save. Tai žodžiu, ne kirviu, ne kardu, nebent šviesos kardas, bet tik tai savo žodžiu, tiesos žodžiu. Tai štai tiek trumpai apie mūsų vytį. Mačiau vėliavos, kurios yra. Čia yra kotas, arba ten prie namo, arba dar kažkaip. Vytis žiūri į kotą. Tai tarsi eitų atgal, nes vėliava kaip čia taip į priekį ir padaryta, kad į tą pusę eitų, kad eitų atgal. Visur yra programavimas, stebėkite ženklus. Toliau. Pirkau tokį ženkliuką. Čia yra kaip Lietuva, žodžiu, jie jau žinojo, kad kas esu aš ir su sparnais. Tarsi Lietuva, ir čia buvo tas ženkliukas, štai šitas įdėtas. Štai pasidariau, kad nepasimestų. Ir tas ženkliukas buvo, čia aš iš jį pirkau. Pirma, mūsų žalia spalva turi būti beržo lapelių pavasarį besiskleidžiančių. Tokio žalumo spalva, ne šita. Šita yra musulmonų spalva, pas juos yra tokia vėliava su mėnuliu. O mes esame Saulė. Atkursime Saulės ženklą, kuris iš tikrųjų yra mūsų, baltų. Ir čia buvo šitas ženkliukas, Lietuva. Ir dar vienas, kompanija Fortnum & Masons gali išgelbėti tik tai Donata Kasimir. Tai Donatėlė, labai ačiū už bendravimą, už viską, už nuoširdumą jūsų, už tikrumą. Jūs nevaidinate, kuo jūs nesate ir mes turime tikrai labai nuostabų ryšį. O aš įsiseksiu šitą vytį čia, kur nors, čia pavyzdžiui, į savo dešinėje pusę, nes dešinėje pusė yra moteriškoji ir nuo šiandien aš būsiu moteris. Nes iki šiol aš dirbau visus vyriškus darbus. Remontus dariau, verslą dariau, tik dėl to, kad neturėjau vyro. Bet jeigu Jevgenijus mane išgelbės ir padarys tai dėl manęs, tai tada aš darysiu viską dėl jūsų, dėl Lietuvos, dėl visai kitų žmonių
Viską darysiu. Va, štai aš turiu. Mano širdį visada Lietuva. Visada. Aš negaliu kalbėti, norisi verkti. Ir viską darau iš didžiausios meilės jums. Su meile. Ir aš tikrai myliu Lietuvą. Ir aš tikrai myliu Lietuvą. Mikutavičius. Laukiame ir jūsų. O ar mylit ją jūs?